Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Rugsėjo pradžioje Apple pristatė ne tik iPhone 16 seriją, bet ir išmanųjį laikrodį Apple Watch Series 10 ir atnaujintą Apple Watch Ultra 2 modelį. Pastarojo buvo atnaujinta spalva, o bazinė versija turi pažangiausią iki šiol ekraną Apple išmanųjų laikrodžių istorijoje. Apple pristatė didžiausio ekrano ir pažangiausią iki šiol Apple Watch. Apple Watch Series 10 ekranas yra didesnis nei Apple Ultra 2 ir net 40% ryškesnis nei Apple Watch Series 9. Dabar jį galima vadinti plačiakampiu. Šios funkcijos vertę Apple aiškina tuo, kad žmonės dažnai žiūri į laikrodį nepakeldami rankos, pavyzdžiui, sėdėdami prie kompiuterio. Ir tokiais atvejais naudotojui tiesiog bus patogiau suvokti rodomą informaciją. Ekranas pagamintas naudojant OLED technologiją ir užtikrina iki 2000 nitų ryškumą. Dar viena funkcija – galimybė budėjimo režimu atnaujinti ekraną kas sekundę. Taip sukuriamas rankinio laikrodžio su nuolat judančia rodykle efektas. Apple Watch Series 10 korpusas pagamintas iš aliuminio ir yra prieinamas dviejų dydžių variantų – 46 ir 42 mm. Taip pat yra titano versija. Ekraną dengia safyro stiklas. Apple Watch Series 10 korpuso storis yra vos 9,7 mm. Atnaujinta spalvų gama, pridėta nauja Jet Black spalva. Toks pat atspalvis pasirodė ir Apple Watch Ultra 2. Tai pagrindinis naujų Apple Watch Ultra 2 modelių pokytis. Apple Watch Series 10 veikia Apple S10 procesoriaus su 4 branduolių neuroniniu varikliu pagrindu. Jis palaiko mašininių mokymosi pagrįstas funkcijas, tarp jų kalbos vertimas realiuoju laiku ir nauji triukšmo slopinimo telefoninių pokalbių metu algoritmai. 10-osios kartos laikrodyje taip pat yra gylio matuoklis iki 6 metrų ir jutiklis vandens temperatūrai matuoti. Su Apple Watch Series 10 galima nardyti iki 50 metrų gylyje. Be to jame įdiegtos naujos programinės įrangos funkcijos skirtos nardytojams, įskaitant navigacijos ir informacijos apie srovės potvynius, atoslūgius ir panašias rinkimo programas. Išmanusis laikrodis taip pat išmoko naudoti akselerometrą naujų būdų. Miego metu Apple Watch renka informaciją apie naudotojo kvėpavimą, analizuoja per kelias naktis surinktus statistinius duomenis. Išmanusis laikrodis informuoja apie sutrikimus ir tai gali padėti nustatyti miego apnėją. Kol kas šią funkciją tvirtina reguliavimo institucijos. Reikėtų paminėti, kad Apple Watch Series 10 dabar gali atkurti garsus. Dėl to tam, kad naudotojas galėtų klausytis muzikos ar žiniatinklių, jam nereikia ausinių. Apple Watch Series 10 išmanaus laikrodžio baterija veikia 18 valandų, o taupimo režimu 36 valandas. Įkrovimo iki 80% trukmė 30 minučių. Per 15 minučių laikrodis papildo energiją reikalingą 8 valandoms veikti, o per 8 minutės 8 valandoms miego stebėjimo režimu. Apple Watch Ultra 2 baterija veikia iki 36 valandų ir iki 72 valandų energijos taupimo režime. Išlaikytos visos žinomos Apple Watch funkcijos. Žinoma, naujasis išmanusis laikrodis gali stebėti širdies ritmą ir rašyti EKG. Jei užfiksuos, kad širdies ritmas yra per mažas, per didelis arba nestabilus, praneš naudotojui atkreipti dėmesį ir susitarti dėl susitikimo su gydytoju. Naktį išmanusis laikrodis stebi miego rodiklius, laiką praleistą įvairiose miego fazėse, vidutinę trukmę ir kitus statistinius duomenis. Jis taip pat įvertina asmens sveikatą pagal jo miegą naudodamas programėlę Vitals. Ji matuoja kūno temperatūrą, širdies susitraukimo dažnį, kvėpavimo dažnį ir kitus duomenis. Kad nustatytų bet kokius nuokrypius ir įspėtų naudotoją, pavyzdžiui, yra prieširdžių virpėjimo simptomų. Sporto ir fizinio aktyvumo stebėjimo funkcijos apima kasdienės veiklos ir sporto įrašymą. Apple Watch fiksuoja rodmenis bėgimo, ėjimo, bokso, plaukimo, fitneso ir kitų sporto šakų metu. Taip pat svarbu paminėti, kad galima gauti pranešimus iš išmaniojo telefono, rašyti žinutes arba klausytis muzikos, neišimant telefono iš kišenės. Ši Apple išmaniųjų laikrodžių linija iš pradžių buvo sukurta kaip drąsiausiems ir ekstremaliems žmonėms skirti išmanieji laikrodžiai. Palyginti su Apple Watch Series 10, jie pasižymi didesniu ryškumu – iki 3000 nitų atvirame ore. Juos galima naudoti neprisijungus prie interneto ir bendrauti mobiliojo ryšio operatorių tinklais. Pašaliniam triukšmui slopinti naudojama 3 daugiakrypčių mikrofonų sistema. Iškilus pavojui gyvybei ir sveikatai yra sirenos funkcija, kuri girdima iki 180-200 metrų atstumu. Bendrai Apple Watch Series 2 turi visas tas pačias funkcijas kaip ir Apple Watch Series 10, tačiau šį modelį galima įsigyti tik su titano korpusu. Apple Watch Series 10
10 yra puikus, universalus išmanusis laikrodis kasdieniai veiklai ir kelionėms, tačiau jei mėgstate ekstremalų sportą ir nuotykius atokiose vietose, Apple Watch Ultra 2 siūlo daugiau sprendimų, padėsiančių įveikti bet kokį iššūkį. Reikėtų paminėti, kad šiais metais naujausi Apple Watch išmanieji laikrodžiai yra papildyti ir naujų spalvų ir medžiagų dirželiais, su kuriais galime sukurti visiškai natūralius anglies dioksido atžvilgių derinius. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.